mano siūlų elektroninėje parduotuvėje. Nuo šiandien galite rasti daug labai įdomios ir gražios merino vilnos. Tai yra Lana Cardate produktai. Lamora, Vela, Canberra. Pagrindinę jų dalį sudaro karštinė merino ėriukų vilna Superfine. Tai yra nuostabi. Galiu 3 kartus pakartoti nuostabi žaliava siūlam. Turiu pramegztukus ir vieno ar kito siūliuko ir galim juos palyginti. Čia yra su 30% kašmyro. Na jo, jie bent jau ir rytėje tikrai kažkokia ypatinga sudėtis matosi. Toliau yra 10% kašmyro ir čia yra pačiam gale tiesiog Canberra, kur tiesiog karštinė merino ėriukų vilna. Na, kaip jos skiriasi, tai aš sunku pasakyti, nes pagrindas yra vienas, tai ir yra jis nuostabus, siūlai atsiskleidžia išplovus, pūkeliai išskleidžia, švelnumas nepakartojamas. Šitos pavyzdžius mezgiau tiek Lamoros, tiek Velos Canberra mezgimo mašina ir iš 2, iš 3 gijų taip, kad imituočiau mezgimą rankomis. Sakykime, virbalai kažkur turėtų būti 3, 3,5, netgi iki 4. Čia priklausomai kaip kietai jūs mezgate. Ir tikrai reikia nepamažinti virbaliukų, nes priešingų atveju tiesiog susivels vilna ir tikrai bus kietas, stovintis, styrantis dalykas be jokios plastikos. Kaip matote, čia plastikos sočiai yra. Spalvytės labai gražios. Įdomi, šita spalva truputėlį nušviesėjanti pas mane yra realiai tokia ruda, kažkaip dabar panašiai. Ji yra toks gilus melanžas, kurį žiūrint iš arčiau tiesiog akis raipsta, toks delikatus spalvų persiliejimas. Šitas melanžas galbūt ir yra kituose atspalviuose, šviesiai pilkoje, rusvoje, bet netaip matosi kaip šitoje gražioje rudoje. Mėlynas melanžas irgi šioks toks yra, bet jis labai nedidelis. Visiškai be melanžo yra Trebisonda, merino vilnos su 30% kašmyro. Šitie siūlai jau rytėja. Turi minkštą, švelnų pūkelį, liečiant ypatingai šitą briauną, tai tas kašmyriukas jau dabar matosi rytėje, išplovusis dar labiau. Ir Trebisondą reikėtų megzti tiesiog iš pavyzdėlio, kai žiūriu, tikrai su didesniais virbalais. Jis reikalauja, prašosi didesnio atsiskleidimo, čia kaip ir daugiau sumuštas siūlas yra mezginėje. Taip, tai mes jau kalbėjome, kad Vela 10% kašmyro, Canberra nuostabus melanžinis, šviesiai rusvas, praktiškai vos rusvas siūliukas, labai gražus. Ir kainos, iš tikrųjų, jeigu lyginsime su Zeniaus Barufos siūlais, kuriuos aš išsakinėjau iš gamyklos, tai kainos čia žymiai gražesnės, o siūlai tikrai nenusileidžia kokybę. Ir dar plus turi tikrai labai gražų priedą kašmyro, angoros vilnos, arba, sakykime, šitie Canberra siūliukai jau yra suvynioti iš 2 gijų, jų metražas yra 770 metrų 100 gramų, tai yra labai komfortabilus mezgimas iš karto vieną giją, vienu siūlu. Mezgimo mašina 5 klasės, arba jeigu rankomis, tai iš 2 gijų. Ir tai jau bus kažkur 3,5, netgi galbūt 4 numeris virbalų. Einame toliau. Lamora, jeigu su Canberra ir Vela galbūt kažkas ir dar pirmą kartą išgirdo, tai žodis Lamora tikrai skamba visame internete ir mezgėjos Rusijoje ir visam pasauliu. Ir Lietuvoje jau žino šitos siūlus šitą pavadinimą. Tai šiuose siūluose šalia tos superinės merino vilnos, apie kurią aš kalbėjau, karštinė merino ėriukų vilna Superfine, dar yra 25% angoros. Tai duoda dar didesnį purumą ir jeigu lyginu praktiškai čia tas pats metražas 800, tai 400 metrų
Ir ten irgi panašus metražas buvo, kai mezgiau vat, iš 5 klasės pačiu laisviausiu režimu. Šitiems siūlant tarsi norisi dar didesnio laisvumo, nes jie dar stipriau išsiskleidžia. Spalvos persiteikia sąlyginai, sakykime, va, ta juoda spalva tai yra graži, sodri žalia. Visos kitos daugmaž telefonas perteikia labai pakankamai adekvačiai. Noriu dar parodyti šitą spalvą. Iš toli žiūrint tiesiog graži tokia nušviesėjusi ruda yra, nes čia yra melanžas. Na va taip va. Telefonas truputėlį keičia. Taip, ir iškart noriu atkreipti dėmesį, kad šitas melanžiukas iš karto jau parduodamas su geresnė kaina. O kodėl? O todėl, kad Velykos, todėl, kad norisi, ir aš jų nemažai turiu, ir norisi, kad jūs tikrai pabandytumėt. Ir šie siūliukai, būtent šitie siūliukai yra iš 3 gijų. Jeigu kita lemora yra 2 gijų, 800 metrų 100 gramų, tai čia jau bus 530 metrų 100 gramų. Praktiškai numeris 3, virbalai mezgam vieną giją, vienu siūlų, nes tai yra jau 3 gijos suvyniotos. Spalvytės, jų yra daug, vienų likučių yra didesnis kiekis, kitų mažesnis. Čia aš visus 100% jau nebeatsinešiau, nebetilpo man ant stalo, bet stebėti reikia parduotuvėje ir dažnai būna, kad kaip ir nemažas likutis, bet jis kažkur dingsta, tai su tais siūlais pasitaiko. Daug yra tokių labai bazinių spalvų. Šitą va graži labai irgi. Čia irgi ne bazinė, tokia persikinė, truputį apdūmais apėjusi. Tai daug yra bazinių spalvyčių ir daug gražių, ryškesnių spalvų. Taip, kaip jau sakiau, va ta žalia, kuri pas mane juoda eina, tai belikusi tikrai jinai ne juoda, o tokia, nežinau kaip parodyti, kažkaip tai, bet irgi daugmaž va taip, tokia. Jos likusi vieną rytą, kai jau lieka vieną rytę, iš karto automatiškai eina į išpardavimų siūlai ir parduodame tik visą rytę. Dar labai graži va šita karamelinė. Labai. Paskui lama spalva. Lama tai turbūt šita spalva tikrai ne 100% korektiškai perduodama. Lama tai yra vikunė. Melsvi atspalviai. Na, dėja balti jau pradingo, o va šita pilkšvai tokia rusva labai graži irgi. Šitie siūlai be galo lemora, tiek visa karštinė merino vilna. Čia mes kalbam ne apie belę kokią karštinę vilną, o apie pačios geriausios kokybės. Lana Kardate, porą artikulų, tiksliau ne porą. Lamora, Vela, Canberra ir Trebisonda. Iš jų mes gaminame nuostabus žakardiniai dalykai. Jie gražiai sukimba siūliukai. Tikrai nėra problemų juos megzti ir jeigu megzime ne iš 2 gijų, bet iš 1, jeigu ypatingai kas mašina gali tai padaryti, tai bus nuostabus, švelnus, lengvas žakardas. Ir tikrai kašmyrinis. Su nieko kitu negaliu palyginti šitų siūlų. Kaina yra jų kašmyrų nepalyginama, o kokybė, atsiskleidimas tikrai labai labai palyginamas. Kaip jos plauti, kaip prižiūrėti, jau čia yra kitas klausimas. Pačius mažiausiai patyrusius mezgėjus, tiesiog galėčiau jums pasakyti, megzkite, plaukite labai atsargiai, drungnu vandeniu ir po 5 skalbimo jis atsiskleis. Tie, kurie yra drąsesni, o aš tai labai drąsi esu, pirmas skalbimas, ką ir patys gamintojai rekomenduoja, plauti šiek tiek karštesniu vandeniu. Tai yra kažkur apie 40 laipsnių. Ir tada nueina, nesakyčiau, aišku, šitie siūlai yra parafinuoti, parafinas irgi nueina, bet tiesiog ta šiluma leidžia pilnai atsiskleisti karštiniai ėriuko vilnai. Toliau po atsiskleidimo jau skalbimas super duper švelnus, iš tikrųjų tik tai drungnų vandenėlių ir nuostabiai tinka eukalanas, kai praktiškai be jokio trinimo, fizinio kažkokio
poveikio gaunasi labai švelnus išvalymas to viso gaminio, išskalbimas. Plius eukalanas ką turi? Turi kvapus, lavanda, sakykime, kuri jau yra kandys atbaidanti priemonė. Yra ir daugiau natūralių priemonių pas mane parduotuvėje su šituo natūralių kvapų pliusiuko ar ne, kur pridėta, bet eukalanas yra pats toksai pasaulinio ligmens produktas, kurį tikrai žino visos mezgėjos. Taip, dar praeinu trumpai per spalvas ir kviečiu, artėjant pavasario šilumai, atėjant Velykai, nepamiršti iš tokių šiltesnių siūliukų, nes negalėjau aš jų atsisakyti, kai toks nuostabus metražas, kai tokios nuostabios spalvos ir kažkaip tai praeiti pro tokį stulbinantį pasiūlymą. Kągi, gero švelnaus oro, malonių Velykų ir įspūdingų mezginių.